Taigi šiandien pakalbėsiu apie tai, kokios medžiagos ir kokiu būdu jos gali būti gautos. Pakalbėsiu apskritai apie bendras medžiagas, kurios yra naudojamos pramonėje, maiste, visur, ne tik, bet ir kaip jos yra gaunamos. Taigi žinot, kad viduramžiai žmonės užsiaugindavo maistą tik ant žemės, deja cukraus, bet deja aš suabejojau, ar jie iš viso galėjo auginti. Ir vienas iš tokių dalykų yra tai, kad pavyzdžiui, jeigu norit virti uogienės, jums reikia cukraus ir vat kaip žmonės anksčiau augindavo. Jie anksčiau augindavo tą cukrų iš žemės, jie turėjo auginti cukrinius runkelius, kad gautų cukrų. Tačiau mano draugas iš Matricos man atsiuntė vaizdo įrašą, kurį sukarpiau ir dabar rodau, kaip yra gaunami runkeliai. Dar kaip yra gaunamas cukrus iš cukrinių runkelių. Runkelius reikia iš pradžių išvirt. Tai va, bet klausimas, ar iš jų galima gauti tokį cukrų, koks yra dabar vaizduojama šitam klipe. Taip. Taigi, išverda tie runkeliai, ane? Runkelius reikia išvirt ir kaip jūs pamatysite po to, kad runkeliams reikia naudoti techniką, kurios žmonės tikrai viduramžiais neturėjo. Jiems reikia naudoti ir jūs matot, kad tikrai cukraus gamyba yra labai komplikuota. Jis yra sunkiai gaminamas. Va. Tai va, jūs matot, kad iš cukrinių runkelių labai mažai gaunasi saldžios medžiagos. Ir čia net nepanašu į kristalus. Deja, net neprimena kristalų. Tai yra iš viso kažkokia chaltūra. Ir vat iš cukrinių runkelių jūs negausite to, ko galite gauti šiais laikais iš pramonės. Tai yra talpyklos, kuriuose yra ir sintezuojamos medžiagos. Jos yra sintezuojamos visame pasaulyje neribotais kiekiais. Kodėl? Tuoj pamatysit. Todėl, kad pavyzdžiui cukraus medžiaga žaliavinė gali būti vanduo. Tai yra rezervuarai, kuriuose vanduo virsta po truputį cukrinė medžiaga. Tai va. Pagrindinis šaltinis šiuo atveju gali būti skysčiai arba tiesiog vanduo, o cukraus gamyba vyksta iš didžiulių kristalų. Tai yra, tie kristalai yra gaunami talpyklose, kurie vėliau yra trinami į mažesnius kristalus. Tai va, talpyklose, tam yra talpyklos, kuriuose vyksta sintezė. Ir vienintelė žaliava yra tai, kad jas yra tiekiamas vanduo iš komunalinio pogrindžio. Ir jūs gaunate krūvą kristalų toje pačioje talpykloje, iš kurių ir bus gautas cukrus, druska arba kitokia kristalinė medžiaga. Tai yra toks dalykas, kad iš vandens modifikuojant į erdvės šešėlyje ir tankinant, galima gauti bet kokią kristalinę medžiagą, kuri gali virsti cukrum, druska arba tam tikrų rūšių prieskoniais. Bet aš noriu pabrėžti tai, kad kristalai yra gaunami šešėlinės sintezės būdu. Ir jie yra. Taigi, kitas dalykas yra tai, kad viduramžiai žmonės neturėjo aliejaus, kuris yra pagrindinis tirpiklis kepant. Aliejus. Žmonės neturėjo aliejaus, nors pagal mokslininkus jis gaunamas iš rapsų, tačiau yra vienas dalykas tai, kad be aliejaus žmonės negalėjo išsikepti blynų, negalėjo kepti mėsos, negalėjo kepti
apskritai žmonės negalėjo kepti nei blynų, nei varškėčių ir blynai turėjo atsirasti tik tai tada, kai atsirado aliejus. O jisai gaunamas iš vandens talpyklos, tankinant vandenį ir jam įgaunant skystųjų savybių, ir tai būtent yra aliejus, tiesiog aliejus gaunamas iš vandens talpyklose. Kitas dalykas yra tai, kad dabar pakalbėsiu apie miltus arba miltelinę medžiagą. Kaip žinot, miltai yra pagrindinė kepinių sudedamoji dalis. Ar jūs keptumėt blynus ar pyragus, be miltų jūs neapsieisit. Taigi senovėje žmonės miltus gavo jau seniai, tačiau aš noriu pasakyti, jog miltų parduotuviai yra tiek, jog neužtektų pasėlių užsiauginti miltus, išgauti miltus, todėl aš manau, kad miltai paprasčiausiai yra gaunami ne reaktoriuose, bet talpyklose, kaip ir cukraus atveju, tai yra paprastas tiesiog smėlis, dirvožemis, aiškus gali būti išfiltruotas, kokybiškesnis, ir iš to dirvožemio jūs gaunate paprasčiausiai miltus. Tie miltai gali būti įvairių rūšių, įvairių atspalvių, miltai gali būti ne tik kepimo, miltai gali būti ir tablečių pagrindinė sudedamoji dalis. Tai yra farmacijoje, kad miltai ir milteliai yra gaunami iš žemės, tiesiog keičiant jų būseną, jų pavidalą erdvės šešėlyje. Taigi, gal susimąstėte, ar kartais iš ko pagamintas vazelinas, kurį tepate ant lūpų ar kitų vietų, žinai. Tai vienas iš tokių dalykų yra tai, kad jis yra riebus, teplus ir jis yra pagamintas aliejaus pagrindu. Tačiau man teko nusipirkti tokį tepalą, kuris yra ne tik su aliejum, bet ir su kažkokiais milteliais, mase. Jis yra su kažkokia mase, žinai. Tai taip išeina, kad vazelinas gali būti gaunamas iš aliejaus, kuriame mirkomos dulkės gautos iš grunto. Tai va. Jos yra gautos iš grunto. Tas gruntas yra pilamas į konteinerį, į talpą ir užliejamas arba vandeniu, arba riebalais. Ir jūs gaunate štai tokį tepalą, kuris yra vadinamas salicilo rūgštimi, tačiau panašiai atrodo ir patys vazelinai. Tai yra tos pačios kilmės medžiaga, tos pačios rūšies medžiaga. Taigi, aš noriu pasakyti dabar, aš panagrinėsiu tekstilės žaliavas, kurios yra paprasčiausiai iš kažkokio tai gamyklinio rezervuaro, į kurį supiltas vanduo ir kuriame kondensuojasi skystis erdvės šešėlyje, gaunami kristalai, tai yra suspaudus skystį gaunami kristalai, kurie vėliau yra siunčiami į specialią centrifugą ir toje centrifugoje jie kaitinant yra paverčiami vata. Tai yra vata, jie yra paverčiami vata. Ir šios vatos yra veliami siūlai, šita vata gali būti bet kokio tipo, tai gali būti medvilnė, tai gali būti poliesteris, tai gali būti nailonas, bet viskas yra gaunama iš tokios vatos, iš kristalų centrifugoje. Taigi, iš medžiagos gautos centrifugoje galima austyti siūlus, galima gaminti siūlus, iš kurių vėliau yra pagaminamos drabužių kolekcijos ir šitas gamybos būdas yra tikrai pigus, nes pagrindinė medžiaga yra kristalai, kurie yra nailono arba medvilnės arba poliesterio šaltinis
Ir aš noriu pasakyti, kad tikrai šita drabužių pramonė, jinai priklauso tik tai nuo darbo, ne nuo išteklių. Ir negalvokit, kad kažkur auginama medvilnė gaunama iš kristalų, poliesteris, nailonas irgi iš kristalų. Ir viskas čia yra gaunama tiesiog iš susikondensavusio, susikristalizavusio vandens erdvės šešėlyje. Taigi ir dabar pabaigai pagalvokit apie kurą, kurį vairuotojai pila kiekvieną dieną ar kiekvieną savaitę, nes aš noriu pasakyti, jog degalų kainos nepriklauso nuo naftos. Taip yra todėl, kad po degalinėmis esančiame pogrindyje, taip pat kaip ir po kiekvienų daugiabučių, yra komunalinis pogrindis, kuris vietoj šildymo skysčio gamina degalus ir tiekia tiesiai į paviršių, ir žmonės moka faktiškai už nieką, už tai, kad iš požemio gaunamos degios medžiagos, dėl to, kad žmonės moka tikrai už nieką, jie moka už tai, kad požemyje yra sintezuojamos komunalinės medžiagos, tik tai truputį kitokių pavydalų, ir faktiškai visi žmonės pilasi vandenį ir kūrą iš tos pačios vietos.